pati, ar ne, kad ir coachingą baigusi, žinai tas metodikas, bet vis tiek eini iš vieno, pavyzdžiui, ar ne, projekto į kitą. Arba abiejuose esi. Dabar, pavyzdžiui, esi ir coachingo specialistė, ar ne, ir turi šitą su vyru naują projektą, Kūnas žino, kur kalbat apie subalansuotą ar ne sąmoningą maitinimąsi. Ar pačiai lengva buvo peršokti iš vienos į kitą sritį, vis tiek turi nemažą kiekį sekėjų socialinės tinkluose. Vat kaip tu pati, žinai, į save reflektuoji, kaip savo kokias mantras kalbi, kad Eglė, čia viskas okei, normalu, aš čia galiu turėti daug veiklų, daug sričių ir su manim viskas okei, ir mane visi priims, pripažins, ar jau nebėra šito ir labai viskas flow. Tai šitas buvo labai flow, labai buvo iš vidinės tokios intuicijos ėjo, dėl to, kad tai irgi vėlgi yra per mano patirtį pačią, pagal tai, kaip aš jaučiuosi pati, su tuo, kuo mes susidūrėm kaip pora ir pamanėme kartu sudarim, tiesiog pagalvom apie tai, kad mes galim tuo dalintis. Šiais laikais, kai žmonės galvoja, vat eina į tuos standartus, žinot, bet iš tikrųjų šiais laikais viskas pasikeitė. Dabar jau mes esame kitokie žmonės ir mes einam iš tų lipam standartų ir mes pirmiausia esame žmogus, ne profesija. Nes pirmoje vietoje yra žmogus ir tik tada profesija.